Šiandien kultūros centro kapela Žasla mini 10 metų jubiliejinį koncertą. Kapela Žasla susikūrė 2001 metais. Beveik 3 metus pastatas buvo renovuojamas, tai su vadovu susitarėm, kad kai pastatas atsidarys, tada ir atšvęsim jubiliejinį koncertą. Kapelos Žasla įkūrimo iniciatorius ir vėliau aktyvus kapelos dalyvis buvo tuometinis Žaslių seniūnas Algimantas Mataitis. Vakar kolektyvas pagerbė anapilin išėjusius kolektyvo narius. Tai Algimantą Mataitį, Reginą Ščerbavičienę, Raimundą Simonaitį. Uždegė žvakeles, padėjo gėlių. Kapelos Žasla pirmasis koncertas Motinos dienai įvyko 2001 metais šioje salėje, kultūros namuose. 2004 metais Kaišiadorių kultūros ir meno centre buvo šiam kolektyvui suteiktas Žaslos vardas. Tais pačiais metais dalyvauta Lietuvos televizijos laidoje Mūsų miesteliai. 2002, 2004, 2005 ir 2006 metais dalyvauta Lietuvos televizijos laidose Duokim garo ir gero ūkio. Koncertuota daugelį Lietuvos miestelių ir kaimų vietovėse. Tai Kėdainiai, Kupiškis, Kazlų Rūda, Jurbarkas, Jonava, Vilnius, Seinai. Prasivežta įvairiausių apdovanojimų ir prizų. Šis 10-mečio koncertas Žaslai yra 148. Šiuo metu Žasloje groja ir dainuoja nuo pat kapelos įkūrimo datos Kazys Žarpinickas, Janina Buželė, Kristina Nedvickienė, Dalia Mikalauskienė, Eleonora Mikalauskienė. Ir 3 metus kapeloje jau dalyvauja Dalia Ramonienė ir Kęstutis Žurauskas. Šiandien kolektyvui talkina bosinė gitara Vytautas Sidaras. Įvairių laikotarpių, ilgiau ar trumpiau dalyvavę kapelos veikloje. Tai Valerija ir Mečislovas Kavaliauskai, Laima Simonaitienė, Almutė Mančiūnienė, Vytautas Kankutonis, Edmundas Kulickas, Svajūnas Maciulevičius, Ieva Lekavičienė, Jūratė Šinienė, Genadijus Kinderevičius, Juozas Steponavičius, Saulius Mikalauskas, Raimundas Vitkauskas. Esančių šioje salėje visus buvusius kapelos dalyvius prašome ir kviečiame koncerto pabaigoje ateiti į sceną. Liaudies daina Motulio noriu mylėti. Добро
Viskas. Žibutės polka.
daina Pabūk, pabūk. Labai vyriška, nuoširdži daina. Tik aš lygi šiol